Kiek prisimenu, kada tapom Tarybų Sąjungos čempionais, toj pat visada būdavo koks tai finalas. Niekada mums Sąjunginė krepšinio federacija niekada mums nepadėjo. Jie vykdė varžybas taip, kad būtų mums kuo sunkiau. Aš šitą drąsiai galiu pasakyti. Tekdavo tiesiog važiuoti turus iš taurių varžybų, iš Europos čempionų taurių varžybų. Aš galiu paminėti, kaip sakant, per daug neįsiplėsti, galiu paminėti jums vieną faktą. Gal prisimenat, kada mes laimėjom Džonso taurę Argentinoje. Tai skaitau, čia yra labai stambi pergalė. Tiek stambi pergalė yra mūsų Lietuvos atžvilgių komandos, tiek skaitau stambi pergalė, tiek turėtų būti ir Sąjungos atžvilgių. Tačiau jie nesidžiaugia. Jie visai nesidžiaugia. Jūs tik pagalvokit, mes atskridom iš Argentinos naktį 3:30 į Kauną ir tą pačią dieną po pietų mes įskridom į Leningradą žaisti rungtynių. Kai tuo tarpu aš jums galiu duoti pavyzdį, kada Kijevo Dinamo laimėjo Europos taurės finalą, tai futbolo čempionatas buvo nukeltas jiem dar mėnesį į priekį. Jie važiavo prie Juodosios jūros ilsėtis, kaupti jėgas ir už mėnesį, kai pradėjo dalyvauti Sąjungos čempionate. O mes tą pačią dieną turėjom važiuoti į Leningradą ir žaisti rungtynės. Ir gaila, kad ir pas mus buvo eilė vadovų tokių, kada mes nuvažiavom be Sabonio jau ten. Pirmas 2 rungtynės pralošėm Kijevas, antras Leningrado Spartakui, paskui 3 ir 4 laimėjom, tada buvo sudubliuota. Po 2 rungtynės reikėjo žaisti. Tai jau grįžus mums eilė žmonių, kurie ten gyveno kokiam tai baltam name, aš pasakysiu, sakė, už ką jam reikia mokėti premiją, sako, jie 2 rungtynės pralošė. Iki tiek buvo nežmoniškai elgiamasi su mumis. Tiek iš mūsų pusės kai kurių žmonių, tiek reiškia ir Maskvoje. Tai nors ant savaitės galim buvo atidėtas rungtynės. Nieko panašaus, niekas. Tai dar šiek tiek dar atidėjo ant 3 dienų. Jau turėjo faktinai užskaityti mums pralošimas. Tai koks čia padėjimas? Reiškia, jiem nepatiko, ką mes ten tiek aukštai nuėjom. Lygiai tas pats vyko ir dar vienais metais, kada mes žaidėm taurės finale su Barcelona. Tik pasibaigė čempionatas, kiek prašym, kad atkeltų. Ir iš karto po to čempionato vakare jau sėdom į traukinį, vykom į Grenoblį, kad susitikti su Barcelona. O tada pirmą kartą tapom čempionais ir Jovaiša traumą gavo. Nuvažiavom, jau be Jovaišo žaisti reikėjo. Masalskis ten kojasi suko. Lygiai tas pats vyko ir tais metais, kada žaidėm su Cibona Budapešte. Jokių atidėjimų, jokių kitokių variantų. O kada jie tvarkydavosi, tai tada visą laiką būdavo, tai turą kokį nuima, panaikina, tai vėl ką nors atideda, tada tvarkėsi kaip reikia. Mes visą laiką buvom, kaip sakant, presė, spaudime visą laiką. Gaila, kad nebuvo, skaito vis tiek žmonių, kurie nebuvo, kad užstotų, pasakytų, reiškia, kažkur prisibijojo, nekovojo. Šitą tai tikrai buvo juntama. Bet komanda buvo valinga. Ir kuo daugiau tų kliučių buvo, to maloniau buvo jas įveikti, nugalėti ir tik tai galima tik prisiminti dabar apie tai. O pergalių būtų buvę žymiai daugiau, kad būtų sudarytas mums palankesnės sąlygos. Jeigu dar kartą grįžti prie tos Johnsono taurės, tai aišku, čia pergalė labai aukšto lygio, kadangi norint laimėti Johnsono taurę, tai pirmiausia reikėjo tapti Tarybų Sąjungos čempionu. Po to reikėjo dalyvauti Europos čempionų taurės varžybose ir būtinai žaisti finale, reiškia 1 arba 2. Ten labai sunkios sąlygos buvo. Atvažiavus mums niekas nesuteikė nakvynės. Mes prasidėjom visą dieną iki vakaro ten, vietoj to, kad mes pasitreniruotumėm ir pro mus taip išdidžiai praeina Cibono žaidėjai. Net nepasisuka, net labą dieną niekas nepasako. Nu ką čia tokie, sėdė atvažiavę vargšiai. Ir aišku, mūsų vyrai po truputį taip jau pasikrovė to pykčių tokių sportinių, kadangi vieną kartą tai reikėjo atsiskaityti su jais. Po tų rungtynių su mūsų Jugoslavija pradėjo sveikintis, paliko labai mandagus, gerbti pradėjo mus. Matot, kai kurie pripažįsta jėgą. Kad esi menkas, silpnas, tavęs niekas nebijo ir nesiskaito niekas su tavim. Negerbė tavęs, labą dieną niekas nesako. O po to, prašau, išaugo autoritetas Lietuvos. O tie galiu pasakyti. Ir gaila reikia, kad ir toliau viskas tęstųs, kad viskas būtų gerai ir tą vardą reikia aukštai laikyti. Kaip čia taip išėjo, kad
mes jūs pagavome ne Kaune, ne Biržuose, ne Vilniuje, o Klaipėdoje. Čia manęs paprašė seni draugai iš Slovakijos padėti ruošti komandą jų šalies pirmenybėm. Nu, kol kas pabandysiu.